Kai atsidarėme žemėlapį, matome informaciją, maršrutas dar neįveiktas, žemėlapio legenda, kas mūsų laukia maršrute, starto vietą su linku į Google žemėlapį, bet svarbiausia, turim pasitikrinti, ar veikia navigacija mūsų telefone. Spaudžiame test, jei paprašys suteikti leidimus vietos ir krypties nustatymui, būtinai, supratau, testuoti ir pavyzdžiui šį kartą mes nesuteikiam leidimų, matome klaidą ir kaip ją išspręsti. Spaudžiame vėl test, supratau, šį kartą suteikiam leidimus, laukiam ir matome, nustatę mūsų vietą, viskas tvarkoj. Galiu vykti į starto vietą. Kai nuvykstam į starto vietą, pasirašam, sėdam ant dviračio, įsijungiam Admink LT žemėlapį ir pradedam. Ir čia svarbu, maršrutas neprasidės, jei būsite toliau nei 1 kilometras nuo starto arba jei nebus suteikti vietos ir krypties leidimai. Supratau, tęsti ir tikrinti, laukiam. Taip, pas mane viskas tvarkoj, tęsti, pasižiūriu, koks bilietas bus panaudotas, supratau, pradėti, spaudžiu ir laikau, viskas, laikas prasidėjo, mes jau maršrute. Pasižiūrime, kas mūsų laukia pirmajam segmente, kokie objektai, taip. Gerai. Ir spaudžiame Center. Galim pradėti važiuoti. Matome segmentą taurę. Jei ją aplenksim, gausim papildomų taškų. Minam toliau. Taip, ką čia turim. Aplenkiam taurę. Šaunuoliai, puiku. Ir privažiuojam pirmą objektą. Taip, gražus vaizdas, panorama. Galim pasifotografuoti, nusifotografuojam. Ir galime iš maršruto išeiti šitą langą. Navigacija iš karto išsijungs, o sugrįžę galėsime pradėti nuo tos pačios vietos ir viskas automatiškai įsijungs. Taip, spaudžiam Recenter ir minam toliau. Kai privažiuojam punktą, atidarom, perskaitam, ką reikia padaryti, nusifotografuoti ir įkelti nuotrauką, kad įveiktumėm segmentą, nusifotografuojam, taip, gaunam taškų, naujas segmentas atidarytas, minam toliau. Privažiuojam arčiau iki paskutinio finišo punkto. Būtinai atidarome, kitaip nefinišuosime. Taip, tu jau finiše, pasiliko, nusifotografuoji. Įkeliam nuotrauką ir viskas. Maršrutas įveiktas.